Pradedam mūsų 6-ąjį videoblogą. Su operatoriumi esam gana pikti, nes šiandien reikėjo anksti keltis. Esame pakeliu į tarptautinę meteoritų dienos šventę. Bičiulis pakvietė sudalyvauti, tai važiuojam ir pasižiūrėsim, kas ten gero. Taip pat praeitam video nepaminėjom dėl drono, kada jis bus praloštas. Tai jis bus praloštas būtent per mano gimtadienį, Liepos 20 dieną. Tuo metu planuoju būti Sicilijoje, tai gal net pats Edvinas atskris ir kartu išrinksim kažkokiu būdu laimėtą. Viską pamatysite jau gana greit ir tikiuosi dronas atiteks tam, kuriam tikrai reikia. Mano operatorius Edvinas pasiūlė tokį sukurti video, klausimai ir atsakymai. Viskas, kas įdomu apie mane, apie mano gyvenimą, galit klausti po šito video ir pasistengsim atsakyti visus klausimus ir parodyti viską kitame video. Sodybos šeimininkas buvo pažadėjęs, kad neliks. Tai pasiklausim jo, kaip jam sekasi pažadą laikyti. Tai ką, partneriai žino, ką dovanoti, tai pagaliau bus galima išbandyti. Pažiūrim, kaip jis veikia. Žiūrėk. Wow. Olibet reklama. Nu ką, žiūrėk, šis didelis. Let's go. No. Galim po sketšį įdėti. Čia žmonių. No. Arbatos. Tu nori ką nors? Padaryti arbatos. Arbatos. Bet kokio. Labai patogus skėtis, labai praktiškas. Užsisega. Tai va, čia iš principo pagrindinis dienos akcentas, tai šitas visas reikalas 15 metrų aukščio trosas pritvirtintas. Pagalvojau, čia tarzankė, ble. Nuleidinėsi meteoritą. Kaip viskas atrodys? Tai mes ten užsikeliam tokį daiktą specialų padarytą. Toks. Ir čia vara, dabar kadangi lynojo, tai neparuošta. Paskui bus miltų krūva tokia sudėta ir bus toksai didelis bum. Tai va šiandien labai užsakė. Šiandien nuo biškiai, žinai, sakiau, kad nuo 12 iki 6, kad nelytų, tai taip parodo nuo 12. Girdi, nuo Liepos mėnesio brangsta planai. Ja. Neapsimokėjo šiandien užsakinėti. Širdelė. O, širdelė, aš surinkau ką tik. Paulius neturėjo, kai veik šiandien biškiai. Tai va, čia Lietuvos ryto televizija nesenai užfilmavo. Pradeda naują laidų ciklą Keliauk su reporteriu, tai jau per panoramą Liepos 3 dieną rodys mūsų. Pažiūrėk, koks ąžuolas operatorių. Priartink. Galėsime šalčiau nuo. Tik jau man į sodybą jį persiveš. Šeimininkas gal nesupyks. Persivešt. Prigytų? Brangiai, kainuot gali, žinau, kaip sodyba panašiai. Prigytų? Žinau būdą, kaip paskaičiuoti, kiek ąžuolai metų. Nu. Karočią nupjauni, kamieną, apverti, pažiūri kamieną. Bent jau skaičiau enciklopedijai. Tai. Vaikystį. Tada kamieną skaičiuoja, kiek tų linijų. Kiek jam, kokių porą šimtų metų čia yra. Ir kodėl iš čia vienas būtent stovi. Karalius. Geras pasakojimas. Nu. Jis dažniausiai, žinai, jau sodindavo ąžuolus. Supranti, kaip ereliai po vieną skraido, taip ir šitas ąžuolas vienas auga. Iš šitą štabelį galima pasidaryti gerą. Office. Yra dar vienas YouTube'ai, belekoks. Čia gal turi, kiek jis turi? 5 milijonus subscriberių. Kas toksai? Bet ne lietuvis to padovė. Tas, kur tu man parodinės. Ai, nu nežinau. Jis rodo kaip, neaišku net, rodo kaip statytis visokius štabilius medžiuose. Ten, nu, belekais ten rodo. Ir taip atrodo, nu, nesąmonė visiškai. Bet žiūri ten porą valandų, jau praėjo ir žiūri vis dar. Ten, nu, sakau, jis rodo iš molio kaip... Galim praeiti iki sodybos, tos prie upės. Atrodo, kad, nu, tipo... Varyk pavaikščiok. Jie gal pradės kviesti mus į sodybų apžvalgas. Vien iš sodybų blogai. Po visur, ne tik po Lietuvą. I want it all. Everything's happening at once. Then silence for months. Svajai, kad nors būt gaisriniu. Manau, visi vaikystėje, žinai. O, kaip tavo bemas čia.
Visai įdomus daikčiukas. O žiūrėk, ir varo šitas. Matai? Lemputės. Garso gaila nėra. Turėjau Lego kažką gaisrį. I'm just a little homesick. I'm just a Čia prasideda. Pasižiūrėsim rimtus reikalus. And who said just go through the motions? Who said they saw this coming? I did when I was younger. I did. I've always known when. Šeštasis video vlogas. Ar kelintasis? Ką tipo labai garsiai? O kas ten per muziką groja? Visai geras dalykas. Eisim į McDonald's užsakymą daryti. It's no surprise. Nu va, atėjom. Taip, kur čia atėjom dabar? Čia atėjom prie mineralinio šaltinio. Eina tiesiai iš meteorito kraterio vandenukas. Aišku, va yra rudas, geležies yra nemažai jame, bet Užsimaudyt galim? gali drąsiai. Čia gyvūnėlė ateina pagert vandenuko. Gerai, degustuojam. Įdomu. Su druskom. Kas nori? Tai pilt, kur ten pili žemės. Čia auksas. Nu tai pilt mum į bliūdus. Žinok, aš vieną čia žemaitį. Palauk, praeis atgal. Oi, pilk, mažylėlį, tau sveikatas. O, O, nu va. nu Pauliau, papilsti. Davai, papilsti. Nes arkliuku tu pavirsi, o mes prieisime aukštą kalną. Rasime skaidrų šaltinį. Tos stebuklingo gėrimo atsigeria ir pasidaro stiprus. Nu. Labadiena. Labą dieną. Labą dieną. Indų atnešiai žmonėm. Jau viską išdalinau. Paulius Sakė, čia maudytis. Sakė, čia maudytis. Ai, tave čia šventino? Tell all my friends how much you suck, and they have my phone. Vietos savininkas mums biškį papasakos, ką čia per eksperimentas darysim, kas čia vyks. Tai aš kaip įsivaizduoju, to medžio bus paleistas kažkoks ale meteoritas, o čia tipo žemė, jo? Jo, tai taip ir bus, kadangi sodyba yra meteorito kraterio teritorijoje. Sugalvojom švęsti tą meteorito dieną tarptautinę, pirmą Lietuvoje, tarp kitko. Žodžiu, 15 metrų aukštyje pakabinom tokį trosą. Užkeliam mūsų vadinamą meteoritą ir jisai leidžiasi ir tada jisai į miltų. Atvaizduosim, kaip atrodytų. Jo, kaip meteoritas kristų, jeigu į žemę atsitrenktų. O paskui, aišku, bandysim, va, pagal šitą liniją bandysim atkartoti meteorito ribas. Gyvą grandinę rankom susikabinsim, tai bus koks 130-140 žmonių. Dabar kaip apjuosim visi, bus 200 kartų mažesnis. Jo, 200 kartų mažesnis, tai toks savotiškas Lietuvos rekordas, nes Lietuvoje dar nėra niekas tai padaręs. Tai kaip, Pauliau, ir aišku, ką mes dabar darysim. Kaip ir aišku, atsargiai, bet pamatysim gyvai, praktikoje. Negaliu atsižavėti savo skėčių. Aš mėgėjęs sakinių, išbandysim dar vieną sakinį. Viskas gerai, visi būsim laukia vieną vietą. Įdomu, ar patiks efektas. Žuvininkis ir va. Druska, dar kažką. O taip pat papurtyti reikia. Čia taip atrodo žemė, kai Tik tai ne mes, bet taip pat pakelk į viršų ir nuleisk. Taip. Mes paskui paleisime va nuo medžio, matot, yra bėgė. rimta. Paglostyt reikia mokėti po 10. He's got my heart in his mouth. I think I figured it out. He's got me talking about the things I'll say to you now. I'm a fool for the taking, or I'm misbehaving. This conversation means nothing to me. If you're on the other side, I'm going home tonight. There's no replacing this hold on me. Maždaug va dabar matom, kaip atrodė asteroidas. 200 kartų didesnis turėjo būti negu va šitas.
mildą baigsiu pilt. Aukščiausia kokybės. Šita miltų krova tipo žemė bus. O šitas rožinis dalykas, asteroidas. Judesys. Jūs gali save ištraukti. Ne, jokių žiūrėjimų. Nu? Valentas. Valentas. Sveikiname. Kas čia Valentas? Kuris Valentas? Ar yra daug tokių? Va, Valentas, sakiau? Sveikinam. O tai sėkminga ranka. Kienos dar sėkminga ranka. Palaukit. Žiūrim. Makalokšt, prašau. Tai pažiūrėsim, kam labai pasiseks ir Savo kam sūnų mano ištrauks. ranka bus sėkminga. Ilgai lauktas momentas tai yra Tautvydas M. Barštys. Bravo. Sveikinimai Tautvydai. Pasilinks. Ir dar viena sėkminga ranka yra... Paskutinis, krapštom. Emilis. Bravo. Emilis, va, Emilis. Kažkam gal labiau reikia. Ne, tai tu manau, kad... Traukit Ja, dar kartą traukiu. Gerai, Emilis visą sako. Emilis. Turės kitų labų. Toks ir vaikas pasirodo. Gabija P. Gabija P. Štai, turim ir mergaitę, laimėtoją. Sveikinam. Bravo. Nu ką, einam visą eksperimentą. Jo, būtinai. I'm going on tonight. There's no replacing this hold on me. Work my ways. Nu, Pauliau. Labai įdomu. I'm not getting hurt. Learned it from the worst. Work my ways. I'm not getting hurt. Tai va toks produktyvus buvo šiandien video vlogas. Iš tikrųjų, man atrodo, ganai įdomiai praleidome dieną. Ir ką? Iki susitikimo kitose video vloguose.